Leiskite jums papasakoti ir savo jaunystės laikų vieną iš įdomesnių asmeninių prisiminimų. Tai vyko 2012 metų vasarą, kai aš seniai buvau jau visiškai subrendęs vyras, bet kartu ir vėl linkęs vis sukti į eskapizmą, kas rodo kai kuriuos to meto mano padarytus pasirinkimus. Mane tuo metu kankino ne tik natūralus ir stiprus romantiškų santykių trūkumo alkis, nes neseniai nutrūko mano turėti santykiai su mergina iš miesto, bet ir visai gan įdomus literatūrinis alkis. Jį galima paaiškinti tai, kaip labai stipriai būtent tuo pat metu buvau pradėjęs mėgti skaityti Hario Poterio serijos knygas, vieną po kitos, nors iki to laiko buvau iš įpročio linkęs manyti, kad tai tėra tik vaikiškos ar paaugliškos knygos. Kai tik pradėjau jas paeiliui skaityti nuo trečiosios pirmąkart sausio mėnesį miesto knygyne įsigytos, skaitydama savyje įsitikinau, nieku gyvų taip nėra, šios knygos yra tokio gero įdomumo ir gerumo, kad jas gali laisvai skaityti net ir toks suaugęs vyras kaip aš pats. Pradėjau tas taip greitai iš eilės skaityti, kad vienos jau nė iš tolo nebepakako, tai paeiliui pas mane namuose atsirado ir 1, 2, 7 knygos. Šioji istorija mane buvo tuomet įtraukusi kone su absoliučia jėga. Bet šalia knygų skaitimo ir kūrybos kūrimo dar vyksta gretimai ir įprastas kaimo gyvenimas, sunkus lauko darbai kaip antai vasaros šienapjūtės darbai vykstantis prie pat mano sodybos esančiose pievose, bet ir kitose mano kaimo vietose, pavyzdžiui, tose, kurios plyti kaimo pietinėme pakraštyje. Atsimenu, buvo tąkart jau ir Liepos mėnesio pati pradžia. Rami saulėta popietė, kai aš su savo mama ir patėviu vėl, eilinį sykį prie traktoriaus ir šieno preso gale prikabintoje priekaboje čionai atvažiavome parsivežti namo sudžiovinto šieno briketų, kitkų. Važiuojant po lauką mama jas paima išlendančias iš transporterio galo, aš jas paimu ir eilėmis kraunu priekaboje, tačiau tuo pat metu mano mintys sukasi visai kitur, svajoju ir planuoju. Kaip norėčiau tuo įsigyti dar bent 3 likusias neskaitytas Hario Poterio tolimesnės knygas. Štai kaip galėjo atrodyti šis gyvas dialogas ir veiksmas Papyvėsio slėnio aukštikalnėje, čia esančioje plačioje ir ilgoje nupjautoje pievoje, kai kasdienis kaimo darbas susidūrė su jūsų vidiniu pabėgimu į televizijos ir literatūros pasaulį. Sustojimas prie lauko ir pasiruošimas. Traktorius T50 galingai suburzgė ir sustojo pačiame Papyvėsio slėnio aukštikalnės pakraštyje, ant išvažinėto lauko keliuko. Prieš akis pietvakarių pusėje atsivėrė lygi, plati pieva, kurioje tvarkingomis ilgomis eilėmis po vartymo gulėjo šienas. Patėvis Pavka iššoko iš kabinos, paėjo tarp traktoriaus ir preso, stipriai suėmė darbinį veleną ir jį sujungė. Viskas, vėlenas vietoje. Sušuko patėvis Pavka, plodamas delnais į kelnes, kad nusikratytų dulkes. Lipkit į priekabų, tuoj paleisiu mechanizmus. Mama Tauputė mikliai įsiropštė į priekabą, pasiraitojo rankoves ir atsisuko į jūs. Judam, sūnau, paduok runkų, lipam. Oras geras, saula šviečia, bet debesėliai tolumoje klastingi. Reikia sukti sparčiai, kad nei vieno lašo negautų. Darbo pradžia ir vidinis monologas. Patėvis Pavka įlipo atgal į traktorių, nuspaudė svirtį ir laukas susipildė ritmingų preso dundesių, spėriai ėmė judėti ten visi esantys mechanizmai. Traktorius lėtai įvažiavo į pačią šienaujamą pievą, vilkdamas presą, ryjantį sausą žolę. Priekaboje, kurioje jau tvyrojo džiovintų žolelių kvapas ir karštis, mama pasiruošė pirmosioms kitkoms. Po akimirkos iš transporterio galo išlindo pirmoji sunki, suspausta šieno kitka. Mama Tauputė ją sugriebė, o jūs perėmėte, statydami į pirmąją eilę pačiame priekabos gale. Mechaninis darbas prasidėjo, tačiau jūsų protas jau skriejo tolyn. Taip, dabar 1 valanda dienos skubiai skaičiavote mintyse, kraudamas antrąją kitką. Jei suksimės greitai, iki 3:30 turime grįžti. Niekaip negaliu pavėluoti į pamėgto Venesuelos TV serialo Natalija del Mar dar vieną naują seriją. Įdomu, o kaip ten toliau reikalai klostosi. Šiandien televizijoje turi prasidėti pačios įdomiausios serijos intrigos, negaliu praleisti nė minutės, sūnau, nemiegok, imk iš manęs šitų. Iš mąstymų išplėšė mamos Tauputės balsas, kai ji vos spėjo pagriebti kitą išlendantį briketą. Žiūrėk, kaip patėvis tiesiai voro per eiles.
Priesas dabar dirba puikiai, nebegenda daugiau, kitkos krinta viena po kitos. Krauk tvirtai ant kraštus, kad nesubyrėtų važiuojant namo. Kraunu, mama, viskas gerai, spėjam. Atsakėte, o rankos jau automatiškai fiksavo šieno ryšulius. Dirbti čionai jaunam vyrui yra gan saugu, kadangi ant abiejų šoninių bortų yra uždėti ir pritvirtinti aukšti, iš storų, tvirtų lentų sukalti mediniai viršborčiai, jie saugo nuo netyčinio iškritimo važiuojant iš priekabos lauk. Eskapizmas tarp šieno eilių. Saulė maloniai šildė pečius, ore tvyrojo stiprus džiovintos žolės kvapas, o jūsų mintis užvaldė kitas, dar stipresnis alkis. Neseniai vos prieš kelis mėnesius nutrūkę santykiai su miesto mergina buvo palikę tuštumą, kurią dabar su absoliučia jėga pildė Hogwartsas. Taip, ta pati burtininkų mokykla iš knygų serijos. Namo grįžus reikės iškart planuoti kelionę autobusu į Kupiškį kuriai nors artimiausiai dienai, kai namie nebebus kuriam laikui daugiau šieno vežiojimo, mąstėte, stumdami kitą šieno ryšulį į kitą priekabos kampą. Sausį nusipirkau 3 knygos apie Harry Potterį dalį, paskui laikui bėgant jau perskaičiau 1, 2 ir 7. O dar liko ir kiek priešakyje nemažai praleisto turinio. Kas galėjo pagalvoti, kad būdamas visiškai suaugęs vyras, 28 metų, tai pasinersiu į šias knygas. Man žūtbūt reikia tų likusių 3 neskaitytų dalių. 4, 5 ir 6. Jos tiesiog privalo būti Kupiškio knygyno lentynoje. Mačiau jas ten jau. Tik pabaigiam šitą ilgą ir nuobodžią pievą nušienauti ir aš jas gausiu kada. Patėvis Pavka pro traktoriaus langelį trumpam atsisuko, pamojo ranka, rodydamas, kad priekyje liko jau mažiau nei pusė eilių, ir vėl padidino greitį. Va, matysi, iki pavakaras būsim kiemi. Patenkinta sušuko mama tauputė, nubraukdama prakaitą nuo kaktos, pasitaisydama šiaudinę skrybėlę ir paduodama jums eilinę kitką. Svarbiausia, geras tiempas ir darbas bus baigtas. Jūs tik nusišypsojote, stipriau sugriebėte dygų šiaudinį ryšulį ir dirbote toliau, žinodami, kad kiekviena pakrauta kitka artina jūs prie televizoriaus ekrano ir stebuklingų puslapių, laukiančių Kupiškio knygyne. O tie tolimesni praleisti Hario Poterio knygų puslapiai tai tikrai labai jau net ir dabar iš tolo masina imti juos ir skaityti. O jūs palengva linguojant per lauką priekabai, trumpam užsižiūrite į dešinę pusę, į ten esančios kaimyno sodybos pusę, kuri iš tolo taip gražiai visa paskendusi žalumoje ir su dideliu mediniu garažu, stūksančiu jos pašonėje. Visgi vasara aplinkui.